Luger pistolė 08 arba trumpiau P08, vienas iš istoriškiausių ir savo metu, kas buvo 1904, technologiškai pažangiausių pistoletų pasaulyje. Plius minus su šituo ginklu pasaulyje prasidėjo 9 mm vajus. Ne šiaip 9 mm, vadinasi 9 mm Luger. Bet aišku, čia yra ne kovinis, o pneumatinis ginklas, kuris šaudo 4,5 mm BB šratais. Jų į jo dėtuvę sudėsit 20. Aš kai jau matėt, įdomioji šito pistoleto vieta yra jo labai nestandartiškai slankėjantis spyna. Jokio spyno šiais laikais taip nebevaikšto. Ir nors yra versija su nevaikštančia spyna, kur yra 50 eurų pigesnė, praktiškai nieks netaupo tų 50 eurų ir ima autentišką reikalą. Kaip ir didžioji dalis trumpų pneumatinių ginklų iššaudo CO2 balionėlių pagalba ir kai į pistoletą įdedam jo dėtuvę, jo svoris patampa apie 855 gramus, kas yra vos 16 gramų lengviau nei originalus P08. Šiaip P08 yra vyresnių žmonių numylėtinis, bet aš puikiai suprantu, ką jie jame mato. Jei pasirinksit slankiojančią spyną, jis jums atsieis 109. Jei pasirinksit neslankiojančią spyną, jis jums atsieis 100 Cam 9, o galbūt norit kažko kito, atsivežėm daug trumpų pneumatinių ginklų į savo fizinės parduotuvės Vilniui ir Šiauliuose. Iki malonaus!